Šiemet diskutuoti, tartis į jau 9. kartą vykstančią regionų savaitę Briuselyje rinkosi daugiau kaip 200 Europos regionų atstovai. O apie ką diskutuoti tikrai buvo. Nepaslaptis, kad ateities ES biudžeto šūkis – finansuoti didesnę Europos dalį tais pačiais pinigais. Vos prieš kelias dienas Europos komisija pristatė taisyklės, kuriomis turėtų būti vadovaujamasi įgyvendinant regionų politiką 6 metus nuo 2014. Regionų politikai įtaką daro ne tik ES biudžetas, Europos 2020 strategija, bet ir žinoma virš Europos sklandantis skolų krizė. Damoklo kardas laikomas virš regionų, raudonas skuduras erzinantis bulių. Tokiomis frazėmis Briuselyje švaistosi Europos pareigūnai. Valstybių, kurios nesugebės susitvarkyti su biudžetų deficitais ir laikytis ekonominės drausmės regionai, paprasčiausiai negaus pinigų. Tokią bausmę sugalvojo Europos komisija. Regionų komitetų prezidentė Mercedes Bresso ir regionai pasipiktinę, kur solidarumas ir Europos pagalba sunkiausių laikotarpių. Manome, kad tai neteisinga, nes regionai atsakingi už sanglaudos politiką. Jie turi gerai panaudoti pinigus pagal projektą. Regionai turi už tai atsakyti, o ne už klaidas valstybės, kuri negerbė ES stabilumo ir augimo pakto. Pagal 2020 Europos viziją tikslai ilgalaikis augimas, darbo vietos, inovacijos, aplinkos apsauga. O tai produktyviai galima įgyvendinti tik esant geroms ekonomikos sąlygoms. Tai sukėlė aršiausias diskusijas regionų komitete. Ar tai nekeičia paties regionų politikos principo, ar tai vietoj regionų investavimo netampa nacionalinių valstybių plėtros projektais. Nors daugelis sunerimo ir sklinda gandai, kad regionų komitetas jau seniai prieštaravęs šiam siūlymui gali dėl to kreiptis į Teisingumo teismą, Lietuvai, regis, ši diskusija nėra pati svarbiausia. Tai irgi gali būti tam tikras stimulas. Ir jeigu būtų sankcijų faktorius jau daug anksčiau, galbūt mes šiandien neprieitumėm prie Graikijos krizės, prie kitų pietų valstybių galimos krizės. Taip, kad Lietuvai, aš manau, čia neturėtumėm ką bijoti, jeigu mes padarysime visus namų darbus. Tai tų sankcijų paprasčiausiai ir nebus, nes Lietuva yra traktuojamas kaip vienas regionas. Vis dėlto Lietuva pinigų gaus mažiau. Randasi nauji vadinamieji pereinamieji regionai, jau nebeskurdžiausi, bet vis dar šelpiami neturtingiausių regionų, tarp jų ir Lietuvos sąskaita. Europos komisija taip pat nustatė maksimalią struktūrinių fondų sumą mažesnę negu anksčiau. Be to, regionams teks rinktis iš prioritetų siūlomų Europos vadovybės. ES institucijos pageidauja, kad iš europinių lėšų būtų daugiau skatinamas verslas ir kūrimas darbo vietos. Tačiau kartais tie tikslai truputį išsiskiria, bet kita vertus, aš manau, net ir miesto aplinkos, rajono aplinkos pagražinimas taip pat duoda didelę pridėtinę vertę. Daugiausiai nerimo kelia dviejų stojant į ES mums duotų pažadų keitimas. Karpomos lėšos skirtos Ignalinos atominiai elektriniai uždaryti, o pažadai žemdirbiams iki 2013 suvienodinti jų finansavimą su senbuvių šalių ūkininkais netęsiami. Kartu su kolegomis iš Latvijos ir Estijos Briuselyje žemdirbiai prašė žadėtos lygybės. Gyvenimas tęsiasi, lėšos be abejo, tas reglamentavimas ir tas stogo uždėjimas virš BVP ir taip toliau, tai nėra geri dalykai, bet tai, kad vis tiek bus tam tikra pagalba, mažesnė, didesnė jinai bus, tai yra galbūt teigiamas dalykas, kad jinai bus nepakankama, apie kurią mes galvojom ir svajojom, tai jau yra neteigiamas dalykas. Kol kas tai tik siūlymai. Dabar prasidės ilgas diskusijų laikotarpis, nors Europa viena, skirtingi regionai, skirtingos valstybės, skirtingi prioritetai.